Mitologijos, kaip savarankiškos socialinių mokslų šakos, susiformavimas surištas su Žoržo Diumezilio vardu. Jo išeities taškas labai paprastas. Tai atitikmens tarp dieviškojo ir žmogiškojo pasaulio teigimas. Į dieviškąjį pasaulį žiūrint, tam tikra prasme kaip į žmogiškojo pasaulio, jo santvarkos, pagrindinių rūpesčių ir troškimų atspindį. Tyrinėdamas indoeuropiečių tautų religijas, jis suformulavo hipotezę, pagal kurią tų tautų bendra socialinė struktūra turi savo atitikmenį dieviškojo pasaulio struktūroje ir dieviškųjų funkcijų pasidalinime. Algirdas Julius Greimas. Kai rinkausi temą kažkada, tai pagalvojau, kad apie Perkūną nieko nėra parašyta ir kad reikėtų imtis šios temos, nes Perkūnas išties yra vienas ryškiausių lietuvių dievų ir tikrai vienas pagrindinių lietuvių dievų. Yra įvairiausių versijų. Bendrais bruožais dvi paminėsiu, kad Perkūnas yra pagrindinis dievas ir kita versija, kad Perkūnas yra nepagrindinis pagal hierarchiją. Kaip yra iš tiesų? Šitokie du požiūriai į Perkūną egzistuoja ir tikrai galima pasakyti, kad viena nuomonė sako, kad Perkūnas buvo svarbiausias lietuvių dievas, iškiliausias, aktualiausias tam tikrų laikotarpių. Ir jis buvo netgi siejamas su vyriausiuoju dievu, laikomas vyriausiuoju dievu. Ir manoma, kad jis tiesiog buvo dangaus dievas ir tik vėliau šitas Perkūno vaizdinys, su audra susijęs vaizdinys atskilo ir susiformavo atskiras audros griaustinio dievas, kuris ir vadinamas mūsų Perkūnu. Abi versijos stokoja duomenų ir labai tvirtai pasakyti negalėtume, bet visgi manyčiau, kad Perkūnas tikrai buvo labai reikšmingas dievas ir bent jau indoeuropiečių mitologija, konkretus jos duomenys rodo, kad Perkūnas galėjo atstovauti patį dangų. Mitologė, humanitarinių mokslų habilituota daktarė Nijolė Laurinkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėjo dirbti 1985 metais. Jau apgynusi Estijos mokslo akademijos kalbos ir literatūros institute disertaciją ir įgijusi humanitarinių mokslų daktarės mokslo laipsnį. Vėliau, kaip Humboldto fondo stipendininkė, stažavo Miuncheno Liudviko Maksimilijano universitete. 10 metų iki 2004 vadovavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriui. Nijolės Laurinkienės mokslinėme akiratyje baltų religija ir mitologija, baltų mitinis pasaulėvaizdis, lietuvių, latvių ir rytų slavų folkloras, mitologijos reliktai folklore ir jų panaudojimas rekonstruojant baltų religiją ir mitologiją, lyginamoji mitologija, baltų etnogenezė, senovės baltų kultūra. Kokios veiklos sferos priskiriamos Perkūnui? Kadangi Perkūnas buvo griaustinio žaibo dievas, tai aišku, kad pirmiausia jam ir skiriama ši funkcija griaudėjimo, žaibavimo, tokia su gamtos reiškiniai susijusi priedermė. Be to, Perkūnas dar laikomas ir karinės funkcijos reiškėjų, kaip yra teigęs Žoržas Diumezilis, skirstęs dievus pagal tai, ar jie atstovauja maginę funkciją, ar karinę, ar agrarinę ir susijusią su
materialinėmis gėrybėmis, tai perkūnas tikrai labai aiškiai atstovauja tą karinę funkciją, kadangi jis buvo toks tvirtas, aukštas vyras, galingas ir be to jis neretai vaizduojamas kaip medžiotojas su ginklais. Be to, dar reikėtų pasakyti, kad jis buvo 13-14 amžiuje, kaip manoma, jis buvo kunigaikščių dievų ir kunigaikščiai, eidami į karą, garbino Perkūną. Na ir jeigu dar norėtume pasakyti apie jo valdymo sritis, tai galima būtų priminti dar ir tai, kad pavasarį pirmasis Perkūnas, kai griaudžia, tai jis apvaisina kartu ir žemę. Galima sakyti, iš to seka dar ir vaisingumo skatinimo funkcija. Jis sukrečia, supurto žemę ir kartu po pirmosios perkūnijos, kaip tikėjo žmonės, galima pradėti sėti, galima pradėti sodinti. Žemė jau yra paliesta, paveikta perkūnijos ir jau yra tinkama žemdirbystė, išjudinta. Na, o galiausiai turbūt reikėtų paminėti, kad Perkūnas, kaip ir daugelis didžiųjų dievų, atliko teisingumo priežiūros funkciją. Taip, jis buvo tas didysis teisėjas danguje, kuris žvelgdamas į žmoniją nuspręsdavo, koks mūsų poelgis teisingas, koks nelabai. Ir ne tik, kad teisdavo žemėje gyvenančios žmonės, bet ir dangaus kūnus, tarp kurių taip pat egzistavo tam tikri į žmonių pasaulį panašus santykiai. Tai galima pasakyti, kad tokios esminės funkcijos jo. Perkūnas turėjo daugybę vardų. Sakysim, Dundulis, tai atspindi jo keliamą triukšmą. Tuos vardus pavyko rasti Lietuvių tautosakos rankraštyno kartotekoje ir jie visi yra dokumentuoti. Dievaitis, tikrai būdingas Perkūno vardas ir šiek tiek svarstoma, kągi galėjo reikšti, kodėl būtent ne dievu vadinamas, o dažniau dievaičiu. Manoma, kad tai galėjo būti jaunesnysis dievas, arba galėjo būti tiesiog maloninis jo įvardyjimas Perkūno ir daugeliu lietuvių dievų ir vartojamas pavadinti šitas žodis dievaitis, ypatingai Mėnuliui, kartais Vėjui. Na ir Perkūnas irgi šitą gretą stoja. Dodutis, Dundulis, Griaustinis, Grumužis, Kukutis, Pakabildis. Taip, nemažai yra tokių garsažodinių Perkūno vardų, kurie tarytum pamėgdžioja jo griaudėjimą ir tokių yra nemažai. Jeigu kalbėtume apie Perkūno erdvės atributus, tai Perkūnas neatsiejamas yra nuo ąžuolo. Ąžuolas yra Perkūno medis. Ir kodėl taip galvota? Viena vertus, ąžuolas, kaip ir pats Perkūnas, yra tvirtas, galingas Lietuvos medis. O kita vertus, kaip rašo rašytiniai šaltiniai, ąžuolai turi šventos ugnies, dėl to jie buvo siejami su Perkūnu. Ir, sakysim, ritualinę ugnį galėjo uždegti tik ąžuolinėmis malkomis.
Norėtųsi susidaryti perkūno vaizdą, kaip jis atrodė. Perkūnas skirtingai nei kai kurie kiti dievai turėjo konkretų pavidalą, žmogaus pavidalą. Būtinas perkūno atributas yra, jo išvaizdos detalė yra žinoma barzda. Ruda arba žila barzda. Ir šis bruožas tikrai labai plačiai eina, būdingas ne tik Griaustinio dievui čia baltų žemėse, bet ir, sakysim, germanų taip pat. Perkūnas. Perkūnas yra griausmo valdytojas, vadinamas dar ir griausmo valdžiu. Jis gyvena padangėse ir padebesiuose, kur kaupiasi dangiškųjų drėgmė. Todėl jo valioje yra ir lietus. Šiuo vandeniu perkūnas kas pavasarį, pirmojo Griaustinio metu apvaisina žemę. O atėjus sausrai, kai požemio būtybės uždaro vandenį, perkūnas užmuša jas ir paleidžia vandenis drauge su savo lietumi, kuriuo atgaivina žemę. Perkūnas taip pat prižiūri, kad žmonės teisingai elgtųsi ir baudžia neteisingai besielgiančius savo ugninėmis strėlėmis. Perkūną kartais lydi ožys, o perkūno oželis prieš perkūniją mekena. Perkūnas taip pat jodinėja ant sparnuoto žirgo, kuris lėkdamas padangėmis palieka ugninį pėdsaką. Pats perkūnas su ilga žila barzda, raudonu apsiaustu, apsiginklavęs sidabro lanku su aukso strėlėmis, ant diržo kabo titnaginiai kirvukai, o už diržo užkišti piršto storumo šoviniai. Ant galvos perkūnas dėvi žaibų vainiką ir visą laik medžioja velnius už jų piktadarystes ir pokštus. Kartais perkūnas pasirodo žmonėms kaip žaliai apsirėdęs medžiotojas ir jiems padeda. Perkūnas yra neatsiejamas nuo ugnies, nuo dangiškosios ugnies, nuo žaibo. Tai ir apeigos jam buvo susijusios su ugnimi. Sakysim, ant kalno galėjo būti jam uždegama ugnis ir kadangi kalnas tikrai aukštai su visu laužu, tai atrodo, kad jis siekia patį dangų ir patį perkūną. Taigi ugnies kūrenimas buvo pagrindinė apeiga perkūnui. Galėjo būti aukojami ir gyvuliai. Tai viena būdingiausių aukų tai ožiukas ar ožys. Na, o galėjo būti juodas gaidys, telyčaitė netgi. Ir griaužiant perkūnijai, tas gyvuliukas galėjo būti aukojamas, susėdus visam aukotojų ratui. Be to dar galėjo būti nuliejama alaus. Alaus kaušą reikėjo nešti aplink ugnį 3 kartus. Po to kažkiek nulieti to alaus perkūnui. Na, o žemaičiai tai labai paprastai elgdavosi. Jie, kaip rašo istorikas Jonas Lasickis, galėjo tiesiog nešti lašinių paltį, griaužiant perkūnijai ir sakyti, sakysim, tas nešantysis sakydavo, perkūnė, dievaitį nemuški manęs ir mano pasėliam nedaryk žalos, aš tau šitą paltį duosiu. Bet kai perkūnija praeina, jis tuos lašinius pats valgo. Bet matyti savo mintyse skiria ir perkūnui. O kokia perkūno šeima, ar yra duomenų?
Perkūnas, aišku, turi brolių ir ne vieną įvairiuose tautosakos tekstuose ir įvairiuose tradicijose jo brolių ir apskritai Perkūnų, Griaustinio dievų, jų pavydalų skaičius varijuoja. Manoma, kad jis turėjo ir žmoną. Ir atsekti tai nėra lengva, bet dažniausiai jis siejamas su laume. Pati laumė galėjo turėti vaikų, bet kad tai būtų jos ir Perkūno vaikai, nieko nepasakoma. Jeigu dabar grįžtume prie Perkūno amžinųjų priešininkų. Tautosakoje yra daug sakmių apie Perkūno kovą su priešininku, būtent velniu. Ir dar aš čia turėčiau padaryti vieną nedidelę ekskursą, kad apskritai Perkūnas ir Perkūno kovos su priešininku mitas yra archaiškas ir jo šaknis galėjo glūdėti dar indoeuropiečių protautėje. Dėl to ir tiksliau ne Perkūno, Griaustinio dievo vardas yra pasklidęs Europoje plačiai. Čia baltai ir slavai turi panašiai skambantį Perkūno vardą. Baltai Perkūnas, lietuviai tiksliau, panašiai ir latviai, ir prūsai. Rusai Perun, sako Perun, tuo tarpu jau kokie keltai sako Taranis, romėnai Jupiter, graikai Dzeusas. Ir tas Perkūno vaizdinys paplito plačiai, tik keitėsi jo vardai ir labai sunku atsekti tada. Taip, bet ir įdomu, kokį jis pavydalą kitur įgijo. Ir dažnai labai panašus dalykai kartojasi. Tai kalbant ir apie Perkūno kovą su priešininku, sakysim, su tuo velniu požemio būtybė susijusia su mirusiaisiais, tai nenori tenka lyginti su senovės indų mitologija, kadangi Rigvedoje kalbama apie iš dalies Perkūną atitinkantį Indrą, kuris kovoja su demonais Vritra ir Vala. Taigi matome, kad tas mūsų sakmėse išlikęs motyvas apie Perkūno kovą su priešininku turi atitikmenų net senovės indų mitologijoje. Ir aišku, natūraliai kyla klausimas, o kogi jie kovoja tarpusavyje? Pirmiausia, jie atstovauja priešingiems mitinio pasaulio poliams. Jei Perkūnas atstovauja dangui, tai velnias požemiui ir tam tamsiajam pradui. Be to, velnias yra dar ir kitokių niekšybių prikrėtęs, pavogęs iš Perkūno akmenį, kirvelį, peilį ir kitus instrumentus, kurie jam reikalingi griaudėjimui. Ir dėl to atrodo, kad Perkūnas yra amžinai supykęs ant velnio ir jį persekioja, ieško, jeigu velniukas kylant Griaustiniui kur nors išlendant akmens ir mėgdžioja Perkūną, tyčiojasi iš jo, taip pats Perkūnas šauna savo kulkomis į tą
į tą niekadėją ir bando jį kažkaip pribaigti. Na, tai toks amžinas konfliktas išlikęs mūsų tautosakoje. Visgi kokia prasmė šito konflikto amžino, kaip jūs galėtumėt paaiškinti? Turbūt vyksta ta konfrontacija tarp dangaus ir žemės pradų ir ta opozicija yra labai būdinga ir mūsų mitologijai, ir mūsų gyvenimui, ir man patiem, ko gero. Tai tikrai, jeigu šis prieštaravimas išlaikytas ir kitose mitologijose, tai vadinasi, jis yra senas ir seniai pastebėtas daugelio tautų, daugelį kraštų. Kai rašai, kiekvienas objektas būna pats įdomiausias ir mėgstamiausias. Ir, sakysim, tam tikrų metų tai buvo perkūnas, vėliau žemyna, dabar tiesiog dangus ir dangaus kūnai. Ir tie dalykai, kuriuos tyrinėji, jais ir gyveni. Sakysim, jeigu tyrinėjai Saulę, tai visą laiką ją tarytum savo ir vaizduotėje, ją matai. O dabar šiuo metu, kai tyrinėjai. Ir kartais ir norisi ją matyti iš tiesų. O dabar aš tyrinėju kaip tik dangų ir dangaus kūnus ir tikrai, sakysim, tą dangaus šviesulį, tą dienos šviesulį, Saulę yra labai malonu prisiminti, nes galvoji, kad jis skleidžia ir šilumą, ir šviesą, ir tokią galbūt ne vien tą fizinę šviesą, bet kartu ir dvasinę šviesą, kurios mums neretai stinga. Ir mes gauname iš Saulės, iš tų dangaus kūnų tikrai ir tos šviesos. Saulė. Saulė garbino bemaž kiekvienoje šalyje, kiekvienoje kultūroje. Žinomiausi iš Saulės dievų - graikų Apolonas ir persų Mitra. Pasak Malalos kronikos intarpo, Saulė nukalė mitinis kalvis Televelis ir užmetė ją ant dangaus. Panašiai teigia kelios lietuvių sakmės. Marijos Gimbutienės nuomonė, baltų saulytė galėjo būti seniau egzistavusio vyriško baltų saulės dievo dukra. Mitologinėse dainose Saulė tebevažiuoja vario ratais per dangų, ugninių, nepavargstančių žirgų traukiama. Kokių buvo netikėtumų, kai jūs tyrinėjote medžiagą apie perkūną? Kai gyniausi savo disertaciją apie perkūną, tai buvo sausio 28 dieną. Buvo labai tokia žiemiška, vėjuota diena ir prieš patį gynimą pasigirdo perkūnijos griaudėjimas, kad net gynimo tarybos nariai tuo nusistebėjo ir iškėlė šitą klausimą, kad iš tiesų perkūnas patvirtina tai, kas yra nuveikta. Tai va, toks keistas dalykas tikrai, kad perkūnas griaustų viduržiemį yra retas dalykas, bet kažkodėl jis atsiliepė būtent tada ir man buvo ženklas, kad gal iš tiesų reikėjo apie jį kažką rašyti.